Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Raudonasis Lapinas, tik tai Styvo kūne. Jo, nes esame Bedrock Edition'e, Bedrock versijoje, Bedrock Minecraft'o versijoje. Ir šiandien pasimokysim, kaip įsirašyti Minecraft'o Bedrock versijos serverį. Tad prieš pradedant pamoką paprašysiu paspausti tavęs mygtuką patinka, kas čia dar per kažkokie tutorialai. Fui, šių iš čia, šių. Jo, paspausk mygtuką patinka, prenumeruok Redfus Cloud kanalą ir o dabar keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai šiai pamokai mums reikės mūsų naršyklės, tai keliaujam į naršyklę ir čia jau esu atsidaręs redfoxcloud.com puslapį. Tai jeigu nieko čia nesat buvę ir neturit savo paskyros, spaudžiam štai čia viršui prisijungti, o prie to pačio čia ir užsiregistruosim. Tai va, kaip matote, yra prisijungimo skiltis ir norite prisijungti prie mūsų registracijos skiltis. Tai jeigu paskyros neturit, spaudžiam registraciją. Čia surašom savo vardą, pavardę, pašto adresą, kelis kitus dalykus, sutinkam su privatumo politika ir spaudžiam registraciją. Gausim tokią nuorodą su patvirtinimu, kad tikras paštas į savo, pašto dėžutę ir susiaktyvuosime savo paskyrą. Vėliau galėsime jau prisijungti. Ir prisijungus matysit štai tokį valdymo pultą, tik jis bus gerokai tuštesnis, pavadinkim taip. Tai kaip matot, aš jau turiu vieną paslaugą, jūs čia dar kol kas neturėsit, o ir šiaip visokių šakarmakar dalykėlių čia bus. Tai, kad užsisakyti Minecraft serverį, keliaujam į paslaugos, keliaujam į Minecraft hostingas. Ir dabar turim dealą, tai 4 savaitės power planas už pusę kainos, tai tikrai yra labai gera paslauga už jūsų labai mažus palyginus pinigus. Tai būtinai pasinaudokite, jeigu norit, turėtų toks pats išlyst ir jums. Na, o aš keliauju šiek tiek žemiau ir čia, kaip matot, yra nauji planai. Tai Start, Play, Build, Power, Overclock ir Max. Paprastam Minecraft'o serveriui, manau, pilnai turėtų užtekti Play arba Start plano. Visąlaik galite pabandyti pasirinkti mažesnį planą ir vėliau pasikelti į didesnį planą. Turėkite omenyje, kad jeigu turit build planą, tai jau tokį pakankamai solidų planą, atgal grįžti į Play, ta prasme nusimažinti serverį, dėja nepavyks. Tai spaudžiat pasirinkti bet kurį, aš tebūnie pasimsiu Play, čia galite pasirinkti savaitę, mėnuo ar 24 mėnesiai, tarkim, jeigu savaitę, dar papildomai galite pasirinkti ir kelis kitus dalykėlius, tai dedikuota IP, kitaip tariant IP, kurį turėsite tik tais jūs ir galėsite naudoti visus portus ir automatizuoti backups, tai taip pat, kaip matot, už vieną papildomą eurą gausit kiekvieną dieną po vieną backupą. Tai tiesiog kaip tik diena praeis, taip atsiras backupas ir galėsit ten daryti, nežinau, gal 2 mėnesių senumo backupus, jeigu neklystu. Kai viską pasirenkat, tiesiog spaudžiat tęsti ir atkeliausit į krepšelį, čia nuolaidos kodas. Galite pabandyti kodą 5%, bus 5% visiems, kurie žiūrit šitą video, nuolaida nuo manęs. Tai vat, ir viskas, pasirenkam kaip norim sumokėti, bankai, skripto, balansų, PayPal'ų, kortelę ir susipažinam ir sutinkam su privatumo politika ir užsisakom. Jeigu viską atlikot teisingai, paspaudžius štai čia paslaugos, rodys, kad turit vieną neaktyvią paslaugą, tai paspausit ant jos, susiaktyvuosit ir galiausiai išvysit tokį langą, kas reiškia, kad jūs jau sėkmingai esate savo paslaugos valdyme. Tai kaip dabar įsirašyti Minecraft Bedrock Edition naujausią serverį? Tai keliaujam į skiltį instaliacijos ir štai čia, kaip matot, yra naujausios instaliacijos, populiariausios instaliacijos, žemėlapiai, originalios versijos, Java versijos ir Bedrock Edition. Kadangi mes žaidžiam arba per telefoną, arba kompiuterinį Bedrock Edition, mums aktualu Bedrock Edition. Ir štai čia, kaip matot, jau yra naujausias Nukit 1.21.90 serveris, tai tiesiog paspaudžiam čia, pilnai perrašyti serverį ir įrašyti. Viskas, šiek tiek palaukiam ir jūs sėkmingai turite savo Minecraft Bedrock serverį, kur galite žaisti ir su kompiuteriu, ir su telefonu, ir kartu vienoje vietoje. Gerai, tai aš jau esu savo Minecraft žaidime.
Tai man reikia spausti servers, add server ir štai čia įrašom mūsų IP ir būtinai IP įrašom be dvitaškio ir likusių taškiukų, nes po dvitaškio einantis taškiukai yra portas, tai portui yra atskira vieta, tai va čia turėsite surašyti tokį portą, kokį matysite Red Fox Cloud serverio valdymo pagrindinėme lange, na ir žinoma bus IP tas vadinamas. Tai va, tai aš jau savo serverį prisidėjau, jisai atsiranda štai čia ir galim spausti play. Na ir viskas, kaip matote, žaidimas veikia, nežinau kodėl man jungia tos Vibrant Visuals, bet jo, viskas čiki-piki, galima žaisti, galima džiaugtis ir prie to pačio, aišku, žinoma, dar gali prisijungti draugai iš telefono ir be jokių modų ir panašiai galima tiesiog, žaisti kartu. Dieve, koks aš baisus, bet šitaip paprasta yra įsirašyti Bedrock versijos serverį į Red Fox Cloud ir žaisti be jokių papildomų modų ar pluginų su draugais, kurie, pavyzdžiui, Minecraftą turi telefone ar dar kur nors. Tai su jumis buvau aš, Styvas, Raudonasis Lapinas ir tai jeigu patiko ši pamoka, būtinai paspauskite mygtuką patinka, būtinai prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą, jeigu mane žiūrite kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelę ir pasiekite Red Fox Cloud. Na, o aš jums sakau, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate.